Labas, gerai, kad užlėkė SV Moto. Kaip visi žino, vokiečiai tikrai moka pagaminti geras mašinas, motociklus. Tai dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie kai kuriuos BMW modelius pristatytus 25 metams. Važiuojam. Pradėsiu nuo galingiausio aparato, tai teleportacijos mašina BMW M1000RR. Variklis net 218 arklio galios, tai arba 160 kW. Priekiniai karboniniai aerodinaminiai sparnai tokie truputį didokie atrodo. Tai yra dėl to, kad įsibėgėjus 300 km/h priekis būtų spaudžiamas 30 kg spaudimo jėga. Tai padės motociklui būti stabilesniam prie tokio didelio greičio, nes įsibėgėjus apie 300, tai mocas tampa toks truputį palaidas. Taip pat atsirado trumpas gazas, karboniniai ratlankiai. Dar gyvai neteko matyti, bet tikrai pažiūrėjus atrodo labai piktas aparatas. Tai ne kiekvienam kainuos apie 35 000 eurų kažkur. BMW 1000R nebeatrodys toks gavęs į akį, jo abejo priekinės lempos bus simetriškos. Variklis išvystys 210 arklių, o kilovatais čia būtų 154. Bus dvi spalvos, juoda ir balta matinė. Taip pat kaip ir MRRS turės trumpą gazą, karboniniai aerodinaminiai sparnai, netokie dideli kaip pas RR, truputį mažesni, nauji M kartos stabdžiai. Dabar nuvažiuokim nuo žiedinės trasos ir truputį link bekelės. Tai vienas iš tokių man labiausiai intriguojančių mocų tai yra BMW F450 GS. Jis dar nepasirodys greičiausiai 25 metais, jie teigia, kad gal tik tais 26. Dar kol kas labai daug išsamios informacijos nėra, tik tais aišku, kad svers 175, kad variklis bus 2 cilindrų 35 kW, tai svorio ir kilovatų santykis, tai galėtų taip atrodo iš pirmos pažiūros būti galingesnis kaip ir, bet nepabandęs nežinosi, tai čia tikrai gerai atrodantis ir svarbiausia, manau, kad kiek jis kainuos. Niekas dar nieko nežino, tai sužinosim tik, manau, kitais metais. Apie šį modelį taip pat nėra daug informacijos, tai BMW R20 konceptinis modelis. Tai logiškai mąstant jis greičiausiai turės 2 litrų variklį, nes prieš tai buvęs R18 turėjo 1.8 variklį. Tokiam niekas neleis važinėti gatvėm, pažiūrėkite, ten tiesus išmetimas, numerio laikiklio nėra. Tai kai jį patvarkys ir uždės 1,5 metro ilgio numerio laikiklį, vietoj išmetimo užkabins bidono dydžio bakelius išmetimo, tai tada galėsim pažiūrėti, kaip jisai atrodo realiai. Dabar tai aišku atrodo toks krūtas kietas, kaip pasidaręs koks nors bičiukas susimetęs, tai yra tuningą, ten nuėmęs numerio laikiklį, bakelius numetęs tiesų vamzdį užšydės. Taip kaip turi būti tikras rimtas vyriškas motociklas. Naujieji BMW F900R ir F900XR taip pat pasikeitė, turės sportinį išmetimą, ratus lengvesnius beveik 2 kg, akumuliatorius lengvesnis, pilnai reguliuojama priekinė pakaba, naujo dizaino galas, veidrodžiai bus montuojami vairo galuose, bus galima rinktis iš 3 spalvų, tai juodos, mėlynos ir pamiksuotų M spalvų. XR taip pat turės naują galą, akumuliatorių lengvesnį, priekinius pilnai reguliuojamus amortizatorius. Priekis pasikeitęs, rankenėlės šildomos jau bus standartinės, reguliuojamas priekinis stiklas, rankų apsaugos, taip pat lengvesni ratai, dažytas plūgas, išvesta USB jungtis, bus galima įsigyti kelioninius priedus, tai galinės dėžės. Bus taip pat 3 spalvos, tačiau bus raudona, juoda ir M spalvų miksas. Ir turbūt daugiausiai diskusijų sulaukęs, tai yra BMW R1300 GS Adventure. Variklis bus 1300 kubinių centimetrų,
145 arklio galios, o sukimo momentas bus net 149. Svers jis 268 kg, benzino bakas bus 30 litrų, ledinės lempos, visiškai naujas priekis. Na, o turbūt didžiausia naujiena tai yra automatinė greičių dėžė. Bėgių perjungimo kojelė vis tiek išliks, jei vis dėlto užsimanysi bėgius junginėti pats. Sankabos rankenėlės tokios kaip visai nebeliks. Na, taip trumpai prasibėgom čia pro keletą tų modelių. Aišku, apie juos čia yra kalbėti labai daug, tai pasistengsiu padaryti ateityje reportažą apie kiekvienus atskirai. O dabar, jeigu tau patiko, paspausk laiką, užperiam numerokį ir iki.